Richardas Berankis su Lietuvos teniso bendruomenė laukia svarbaus valdžios sprendimo. Jis lems tolesnę teniso raidą Lietuvoje. Politikams pritarus Vito Gerulaičio teniso akademijoje ketinama pastatyti papildomas 6 dengtas aikšteles su kiliminė danga ir specializuotą fizinio rengimo salę. Tada vaikai galėtų sportuoti ne tik mėgėjiškai, bet ir profesionaliai. Kaip ir sakau, kad profesionaliai sportuoti reikia profesionalią bazę turėti ir viskas turi būti vienoje vietoje. Taigi gal ir nereiktų siūsti to jaunimo į užsienį treniruotis kaip Ispanija, Amerika, bet reiktų kažkaip patiems kažką tai padaryti ir bandyti patiems kurti tenisą. Sudarius tokias sąlygas, Lietuvos tenisas gautų stiprų postumį. Jeigu tokie dalykai atsirastų, tai čia būtų visam Lietuvos tenisui ir ne tik visam Lietuvos tenisui, bet manau ir atvykstantiems profesionalams tiesiog būtų labai naudingas. Jeigu tik pavyktų dastatyti tas papildomas aikšteles ir netgi tą atletinę salę specializuotą būtent tenisui ir iš tiesų, jeigu tik pavyktų, tai ir mes galėtumėm jau čia ilgesniam atvažiuoti, pasitreniruoti ir netgi kitus aukšto lygio žaidėjus čia pasikviesti, nes dabar čia sąlygos geros, bet vis tiek netokios, kokios galėtų būti ir turėtų būti profesionaliam sportui. Taigi laukiame ir tikimės, kad viskas pavyks. Ar norams bus lemta išsipildyti, paaiškės netrukus. Richardas Berankis naujienų lauks užsienyje. Po konsultacijų Lietuvoje sportininkas išvyko į Olandiją, kur jam bus atliekami papildomi kirkšnies tyrimai.